Ir ką mes šiandien beje gaminsime? Iš tikrųjų, aš atsinešiau jau valandą laiko pakeptus orkaitėje moliūgus. Tai čia iš to jau moliūgo, kuris liko po švenčių, jau jos, sakykime, vidinė dalis. Ir aš kepdama šiek tiek įdėjau citrinos sulčių, šiek tiek medaus. Iš tikrųjų, moliūgas yra nepaprastai puiki priemonė tiem, kas nori numesti svorio, dėl to, kad 100 gramų yra tik tai 20 kalorijų ir čia nėra nei lašo riebalų, nei cholesterolio, nei... Ir be to daugybė kalcio, magnio, vitamino C, B, na, žodžiu, iš tikrųjų labai sveikas produktas. Mitybos klausimais esate pasikauščiusi? Na, iš tikrųjų gyvenimas priverčia domėtis tuo, ypatingai dabar domiuosi, dėl to, kad tikrai noriu šiek tiek to svorio numesti, dar mano tikslas numesti kokius 4 kilogramus. 4. Dar norėčiau tiek. Tai dėl to valgau iš tikrųjų įvairius tokius daržovinius, tiek kokteilius, tiek įvairiausias ten trintas. 2 bananus ar vieną, atsiprašau? Galim ir vieną kol kas pabandyti. Gerai. Ir jogurtą, beje, labai svarbu žiūrėti visą laiką, kai perkam jogurtą, ar tenais yra krakmolo. Dėl to, kad dažniausiai, kai dar perkame, būna užrašas krakmolas. Ir kartais žmonės neįvertina, kad mano, kad perka sveiką produktą, iš tikrųjų krakmolo dažnai būna net 30%. Tokiu būdu po to, sakykime, net ir pats geriausias kokteilis arba pats geriausias, sakykime, pusryčių maistas, ten jogurtas koks su kokiais dribsniais, visą laiką užstringa po to mūsų skrandyje. Tad iš tikrųjų labai svarbu pasižiūrėti, ar yra krakmolo. Čia šiuo atveju nėra krakmolo, todėl mes drąsiai galime paragauti, pabandyti. O vaikai geria tokį kokteilį? Ne, vaikai negeria tokio kokteilį. Skanus, vaikai kokteilis skanus, tikrai, reikia sakyti, reikia valgyti rytais ir grikių košę, ir avižų košę, ir... Na, iš tikrųjų, galima vaikus įvairiai, na, šiek tiek juos kažkaip pripratinti prie daugiau daržovių ir man iš tikrųjų su 3 vaiku labiau pavyko šitą prasme. Tai, sakykime, pirmieji 2 tikrai nepaprastai nenorėjo jokių ten daržovių, jokių vaisių, o dabar su mažaja tikrai mes daug labai valgome ir, na, galiausiai sugalvojame įvairiausių priemonių, kaip tai padaryti, na, tenais obuoliukus pasipjaustom, obuoliukus pasikepam, na, įvairiausių, sakykime, kažkokių tai menkų mažyčių paslaptėlių ir sumanimų ir tada, sakykime, visai žymiai smagiau yra valgyti. Ar ten morkytę pasipjaustom į kelias dalis, tada to šiaudelius žymiai smagiau valgyti. Na, įvairiausiais tokiais, na, žaidimo būdais, nes šiaip vaiką priversti griaužti morką, matyt, beveik, na, nėra jokio šansų. Cinamono reikės... Biškutį, gal dabar? Šiek tiek įtarkuojam, na, galim ir ne dabar, pasižiūrim, kokia bus konsistencija. Šiek tiek tik tai dėl kvapo ir dėl skonio, šiek tiek užtarkuojame, dar galėsim vieną kartą jungti, bet... Tai va, jaučiu labai skanų nuo kvapą. Ir... O kada jūs geriate kokteilius labiau? Rytais, vakarais? Tirštoka šiek tiek šį kartą. Rytais ir vakarais aš pasidarau visai dienai visokių tokių marmalų. Čia marmalas vadinas. Agnės marmalas, va. Na, dar įsidedu ir dažniausiai ne bananą, o pomidorus, na, žodžiu, pipiriuką, papriką, įvairiausius tokius marmalus. Ir aišku, ne iš taurės, aš tada jau valgau šiek tiek po šaukšteliais, bet tikėkime, kad mums pavyks čia paragauti to marmalo. Aš norėčiau, žinokite, jūs pakviesti tas kalorijas sudeginti. Gerai? Gerai, o kaip, žinote? Kaip pasiūlysit? Gerai, mes tiesiog pirmą kartą laidoje, mes tiesiog eisime. Puiku.